Nu va, 1 gruodžio sugalvojom atostogų išvažiuoti į Maltą. Kaip anglai sako, Malta, ne Malta. Tai skrydis praėjo neblogai. Tik gavau vienintelę vietą, kur nėra lango. Turbūt daugiau tokių nebuvo. Taip, man atrodo, nėra daugiau. Ir pirmas išėjimas į lauką. Neįsivaizduoju nei koks oras, nei ką rengtis. Ar trumpom, ar su striuke. Prie autostrados kažkur gyvensim. Sakyčiau, šilta? Šilta, bet va ten tai apsiniaukia. Juodi debesis ten apsiniaukia. Tai šiandien 1 diena turbūt apsišniukštinėjimui bus. Kažkur eisim pasivaikščiot, kažką pasižiūrėti, kur čia atsidūrėm. Koks keistas pojūtis. Čia mūsų viešbutis. Šiaip ne kažką viešbutis. Balkonas išeina į baseiną, ten kažkokios statybos vyksta. Ir prieš viešbutį kitoje kelio pusėje kažkoks parkas. Pabandysim eiti pro parką. Kažkokią gal promenadą rasim. Va, ponas kokį treniruoklį gerą turi balkonę įsirengęs. Gali sau mint. Saulė dingo ir iškart šalta pasidarė. Jau norisi kažką užsimest. Priėjom Maltos nacionalinį akvariumą. Ar einam? Nusipirkę bilietus jau per Black Friday išpardavimą. Šiaip kainavo gal 16 ar 18. 16 dabar. 50% 8 žmogui įėjimas. Tuščia, nieko nėra kol kas pirmadienio rytą. Tai gal bandom tada šiandien į akvariumą eiti, jeigu jau atėjom iki jo. Galim dar einam, apeisim, va ten pasižiūrėsim. Matai kažkokie sparčiai. Kažkoks viewpoint. Jaučiasi dėmė. Aha, akvariumo toks kvapas. Čia piranijos? Kodėl taip nutarei? Nežinau, panašios gal?
Lina, kaip įspūdžiai iš akvariumo. Man tai 16 eurų nevertas, bet už 8 tai pats tas. Gerai, kad buvo Black Friday. Visi apsižvalgė. Gerai. Kaip keista, kaip parduotuvėje eini, kilimas patiestas minkštas, šventinis. Taip, dabar įjungiau. Gal išjungsite? Kita diena. Atvykom į kitą kažkokį miestelį pasižiūrėti bažnyčios. Šitos bažnyčios, sako, vienas didžiausių kupolų pasaulyje. Per karą kažkokia bomba buvo įkritus, kiaurai įkrito per stogą ir nesprogo. Mačiau ir į vidų galima patekti. 2 eurai kainuoja. Nueisim į vidų apsidairyti. Ir šiandien šilčiau. Surizikavau jau ir šortus užsidėti. Ir miestas, ir bažnyčiai neklystų vadinasi Mosta. Maybe later. Patekom į vidų. Gražus laiptai viršų. Sakė pradėti nuo kažkokios apžvalgos aikštelės viršų. Tai turbūt teks kalbėti šiek tiek viršų. Fainai, kad čia šviesai. Kad šviesa? Aha, nes dažniausiai buvo čia toks balkonė. Aha, panašu į Vilniaus katedros dydį, ne? Nu, kažkas toks. Galvos, kažkas nežinau. Nedaug liko jau iki viršaus. Labai šita Akinius kryptė užsidėti. išskirtinė kažkaip atrodo. Ir tokia kažkokia siaura ir tie pastatai aukšti, tokie senoviški, čia tokia eilė tokia. Maltos vėliava kokia didelė. Ir ten Medina. Ar važiuosime sen į tą miestelį senovišką? Taip, važiuosime. Mano vienas iš įdomiausių. Manai? Nu, bent jau man. Tai tokie senoviški. Sienų tvirtinė. Tai va čia į tą kupolą įkrito
vienas didžiausių pasaulyje kupolų, ar ne? Bet ten patį viršų, kaip būtų įdomu pati. Oho, kaip aukštai. Čia lygtais kažkoks muziejus dar, karo kažkoks turėtų būti. Kiek čia žmonių telpa? Mažai gal kilometrų. Tas kupolas man įspūdingiausiai kažkaip atrodo. Ypač svarbu ten apačioj. Viduje interjere man atrodo ten 5 metrai. Nuo iki šaus. Man atrodo, leistis ten toliau. Kada apšviestas? Nedrauga sukasi, ne kai viršų pažiūrė. Come from this side, knocked on this picture of Jesus, and when the bombs come down, it's on this in this area. Take a big hole, and the basilica, 300 people it's to pray, and no explosion. It's American. Wow, it is a To see the bomb in the sacristy, history there. yes, a souvenir shop, and when you touch the flag, many languages, to see the bomb it's come on the basilica, it's a very nice. I'm sorry, I not speak English good. You just speak English very good. Grazie mille. Tai čia Kretos. How much you got? 20. 20? Yes. Čia turbūt slėptuvė nuo bombų slėpdavosi. Nu, aš čia ilgai nenoriu.
mažai. Apipilnės? Taip, tai. Valandą prastovėt bus sunku. Ar jis valandą važiuoja? Jo. Ir mūsų viešbutis. Persisipinti pirmą, nes irgi važiuoju. Kiek beveik pažiūrėjau, gal ir esu mačius šitą veidą. Sostinė Valeta. Polizija. Ar velnio ratas neveikia, manai? Gal tik vakare. Arba per kalėdas. Paskaičiau, kad policijos jie turi 2000 tipo 2000. Čia gal pagrindinė Valetos eglė. Tai antrą kartą mes Valetą prieš kiek metų buvom? Prieš kokius 4, 5? 19, man atrodo. Tai prieš kokius 5 metus buvom Valetai. Geras, neįtikėtina. Keletą valandų. Nu, kaip ir beveik visą dieną, bet ir užteko viską. Apėjom. Panašiai laikė būsim kaip ir šiandien, aš manau. Taip. Aš reikia laivo greičiau grįžti negu Taip. dabar į viešbutį. Čia iškart sostinė. Čia sostinė, ar ne, Valeta? Nu, mes matai skaitėm 3 kartus. Daugiau iškart žmonių, turistų. Parašyta, kad sostinė kitur. Ne sostinė. Iškart kitas čia vaibas gyvenimas. Ir ten kažkur tavo tie ledai yra, ne per toliausiai, manau. Netoli čia kažkur turėtų būti. Ir mes, man atrodo, tada jam tiesiai čia galim pasukiot dabar, ne? Miški labiau Galim pasukiot. vingiuoti. Bet gal ieškom kavinės kavos kokios, ar ne, tos išgersim ir tada jau. Ten jau tiršta žmonių. Oho, skaityk ne sezonas, ne? Aha, žiemą. Čia vien tie kruiziniai laivai turbūt atveža kiek tūkstančių turistų. Kavinės visos gerai įvertintos, didžiąja dalis kavos. Žiūrėjau. Šiam po pietų žadėjau, kad palinos. Užsidėjau kelnes vietoj šortų. Pasirodo, šiandien dar karščiau negu bet kurią kitą dieną, kurią buvo. Tai mes einame į kavinę turbūt, ieškom. The name is Kiku. 11 gimė, tai kiek čia metų. I talk to you if you talk to me. Kiko, 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 Kiko. Kiku, Kiku. Pamaina. Kiku. Ten buvo plačiau, manau. Žinok, aš neįsiu. Man čia. Palauk, bet picture of you. Tai jau pasislepė iš. Kas ten dar gilin? Ten kažkokie labirintai.
Žinok, čia 100 metrų yra. Tai gali pasiklysti. Jeigu gašai, net Gerai. Atvykom į kažkokius rūmus pažiūrėti, kaip ponai anksčiau gyveno. Ir jie čia turėjo slėptuvę įsirengę. Ta slėptuvė tai labirintas. Ir čia girdėsi aidas. Taip. Finiškai kažkaip galvoju. Nuo to senovo vidų. Kad kaip tik manau ramu, tylu. Tapetai tokie senoviški. Turbūt Kikos čia rezidencija yra. Ne? Man šitos nuotraukos kaip iš siaubo filmų kažkokių. Aha, šitą tai tikrai. Kažkas sakė, tai iš čia nusimė. Nu čia biblioteka, ne? Tikrai kaip siaubo kažkoks namas. Gal yra čia slaptas kambarys, kur laikydavo ką nors. Ir čia yra, aš manau, kad tiesiog, kai gyvenamas, tada daugiau čia gyvybės. Tokie va, tai būdavo gal senovinių čia baldų specifiškumas. Čia turbūt biblioteka. Kaži ar ant sosto prisėsdavo skaityti. Turėjo tokia. Netilptumėm šitą lovą, bet sėdom tilptumėm. Pasakė, kad mažas lovas, dėl to, kad sėdom mėgodavom. Aišku, aš nežinau, kaip malta. Pažiūrėk, kokios lubos čia tam žiūrėti. Miega. Nunertas. O geras čia dar yra skiraityti laiptai. Kiek čia kambarių aš jau nebesuskaičiuoju. Ir čia, mes galėtum į sodą išeiti. Lipti. Ir virš užlipti, bet ten kažkokie nevainiai. Limas, tokie picturesque. Ar žemyn? Jo, žemyn.
kai ištiesi ranką, tai man jinai iš vis drebės, aš manau net neišlaikyčiau. Va taip. Tai va ten mes išlipom ir va taip va ėjom. Das haben wir in der Welt die Stolperschrift darauf eigentlich. Žmonės kas su striukiam, kas su maikiam, kas kaip nori. Jiem žiema, mum kaip vasara. Pulizija. Ir grindinys čia visur labai slidus kažkodėl. Jeigu lietus dar palytų, tai iš vis būtų slidu. Pasileistum čia. Gal ir gerai, kad čia nesninga, ne? Taip. Tarp kitko, reiks atkreipti kokios į padangas. Turbūt vasarinės iš vis nudėvėtos, plikos. Tie balkoniukai priduoda jaukumo kažkokią. Skirtingai padažyti skirtingom spalvom. Ir duris man patinka, kai būna ten geltonas. Ir čia vienas ten kokius rūbą. Dviese reikia. Visi į antrą aukštą lipa. Nori prie lango? Tai. Matysis tik tai su šita gal reikia. Ten gražu už nugaros, ar ne? La casa hecha correcta y hasta de para allá calven. E grupo ia? E grupo de hotel de Netrukus bus į dešinę čia. Dabar kurį laiką tiesiai. Va vėl gavom automobilį kitą eismo pusę, šie metai kažkaip kita eismo Antrą pusė. kartą jau, ane? Mes važinėjom. Kur toliau sakėjim? Dabar tiesiai kol kas.
Tai pamiršau teisės, pasirodo namuose. Teks pavairodomai. Kol kas nesijaučia, kad kita eismo pusė, bet to, kad tu tiesiog kitoj pusės. Priartinta labai. Dabar lanku bus tas kelias. Paskui tą mašiną. Į dešinę? Dabar bus biški specifikos. Į kur čia atvykom? Atvykom į seną miestą Mdyną kažkokią. Tai kol kas labai panašu į Karkasonę Prancūzijoje. Mums prisiminimai grįžo iš Karkasonės. Įėjimas į tą seną miestą. Nulyja, gal 2 minutės nulyja šįryt ir visur balos. Nepritaikyta čia kažkaip vandens nubėgimai pas jūs. Labai daug, sakiau, kažkaip tai grįžimo. Gal taip ir turi bus. Idź Monika, a weź mnie. Józef, jak nie może ci. Va kokie rūmai. Kamštis iš arklių. Nespėja surinkti. Kažkaip Maltoj prisižiūrėsim tų bažnyčių. Aš nepamenu, neskaičiaus, bet čia nesveikai bažnyčia kaip tokia mažai saloj. Bet man toks jausmas, kad čia tokių lankytinų vietų mažai. Tai vos ne bažnyčias ir lanko žmonės. Here is so compact.
O, visi sako. Įdomu jausmas apsistot tokioj. Tai Tai čia vis tiek pavalo. labai panašu čia, Karkasonė irgi tai buvo. Biški kitų vaizdai. Tai ar čia tupikas bus? Va čia graži nuotrauka bus, reikia nusifotografuoti. Ori! Sakyčiau, nėra brangu. Čia būna turgelis čia. Gal vakarai? Viskas vienoda man jau darosi, tie pastatai. Panašu, bet gražu. Dar neparodžiau turbūt kokią mašiną išsinuomavom. Pavažinėsim po salą. Ford Fiesta kažkokia. Kaip tik atvažiavom ant kažkokių uolų pasižiūrėti į Viduržemio jūrą. Pats tas tokia nuomai mašinėlė. Keista, kad vėjo nėra prie jūros. Oras labai keistas. Plius 15, lyjo ryte. Dabar turbūt kažkur 17, saulė. Ar aukštai? Bet ten dar pora salų yra kažkokio. Nu va, gražu. Mums dabar taip čia. Kaip Graikija, ar ne? Kretoje tokios buvo tvoros, man atrodo. Čia kaip vienpusis, bet spėju, čia galima sutikti kažką. Net nebejoju. Ralis galima daryti. O naktį tai čia kai tamsu iš vis nieko nesimato turbūt. Taip ir šiaip čia pastebėjau nėra apšviesta. Tai nufilmuosiu. Labai jautrus man stabdis pasirodė. Reikia dar išbandyti man. Normalus. Normalus. Tai čia po autobusą reiškia. Faina, kad čia gali sustoti, ne? Taip, ir kad nėra veiksmo kažkokio.
vasarą spėju yra daug. Dabar tai tuščia. O aš čia jau bijuosi vairuot, man atrodo. Siaurėja ir siaurėja. Kažkaip labai keista, toks jausmas, kad jisai veda mane atgal. Į tą kelią, iš kurio aš atvažiavau. Gal aš čia buvau pražiūrėjus kažkam. Nežinau, man atrodo, čia tau jau reikės, nes aš negaliu žiūrėti žemyn. Ir autobusą sutinkam. O, ne. Gerai. Nu, nežinau, žinok. Aš jau čia nepravažiuosiu. Va, kartais gerai maža mašinytė. Oho, koks įkalnė ten laukia. Kalną. Tu man pasakyk, kaip čia važiuoti toliau. Čia į kairę ant kalno kažkaip. Mes iš pradžio važiavom jau. Antrą ratą darom. Aš sakau, mes praleidom kažkokį posūkį. Aš čia žiūrėjau kažkur tai kamerą ir ne ten pažiūrėjau. Nu, ne, ta prasme, nedažiūrėjau, tai dėl to mes... Važiavom prie Victoria Trail, vadinasi. Čia yra kaip didžioji kinų siena turbūt, kuri eina per visą salą. Tai man grinai kinų siena šią ir vadinsiu. Čia turbūt visą dieną galėjai, kol apeisi ją. Jo, šitą neilga. Bet nežinau, čia toks takas, kažkai ar mes čia paeisim. Turbūt jau ir baigėsi mūsų šitas objektas. Ten šiaip gal dar galima pavažiuoti? Ar ne? Iš skirtingų pusių. Keliukas į ne kažką. Išsimaklinsim batus. Vėliau galim po liūdnai, daugiau nes šį kažį ar užskapą. Gaila, naujų batų nusipirkau odinius. Nu, kelias toksai, ne kažką. Sunku eiti. Čia yra toliau kaip čia, ne muziejus, kas ten toks. Žodžiu, galima nueiti. Čia galima ir maudytis, ar ne? Turbūt gali va virvė. Taip, toks užutekis. Man tai įspūdinga. Va čia tai gražu, čia jau kitas reikalas. Aplukdena iš ten, ne? Kur buvo? Labai skirtas vanduo. Žvejų kaimelis, labai sunkiu pavadinimu. Kaip vadinasi šita vieta? Gal Marso šlokas? Kažkaip taip lietuviškai. Marso šlok.
Nes ta X lyg ir kaip Š. Sakyčiau, šiandien visai kitaip oras. Vėjo nėra, šilta, saulė. Bet ten dar aukštai buvo vėjas. Čia tai visai nėra kaukas. Gal prisėsim kur kavos, antrą kavą išgersim. Taip, bet rasim gal pradžiai, kur mes. Nes čia iki pat lankas visas, tai išsirinksim gal kažkokius. Jaučiukai virkesnė. Norėtus man ir ten biškį. Čia neįsti, bet vieną gatvę. Kažkadien gal galėsim grįžti per tas gatveles. Gerai, tai dabar pakrantę, o grįšim kažkaip giliau. Palmių šiaip nedaug Maltai. Kažkiek pasodinta yra. Bet matosi atvežta dėl grožio. Natūraliai nelabai čia kas auga, iš vis kažkokios uolos. Ir nežinau, man šilta. O vietiniai šunys vedžioja aprengtus su rūbais. Šunys vaikšta, jiem šalta. Gal jie taip pratina, kad šunis vyresnuos? Gal grūdina atvirkščiai. Yra čia kavinių. Eglės negražios kalėdinės. Tiesiog girlianda apvyniotos ir viskas, jau kalėdų eglė, ne? Paskui ten užeisim, ar dabar einam pakrantę? Galim pažiūrėti čia, ką parduoda dar. Sultis kažkokias ir vaisiai, ar ne? Gražiai šiaip atrodo vaisiai. Nežinau, iš kur atvežti. Jaučiu iš Italijos mus. Goes round this condensator, a fish aggregating device. But that's not it doesn't have any hooks. The hooks or the nets come in later. So the fishermen go out looking at these condensator and that is full of fish. So what they do is they go around with the net all around. This net will be first. That's what is here. Galim gal ir nebeiti tos kavos į kepyklėlę. Ne, galima čia viską išspręsti. Čia maltietiški turbūt, ar ne? Pistačio kanolė. Aš imčiau šokolado hazelnuts. Šitų. Galėsim pažiūrėti gal tą kepyklėlę. O čia dar su kremu kažkokiu duoda užsitepti. Pistacinį kremą. Tai skanu turėtų būti. Marokko, pizka, How much? 450 please. You like something for Jachtos jau kitas lygis kemperiavimo. Kas pinigų turi, tai turbūt jau perka jachtas ir kam patinka jūrom plaukiot, kad siūbuotų. Bet čia jau kitas lygis. Gali po pasaulį plaukiot. Turbūt. Juoda nelabai gražiai atrodo ir pilka kažkaip. Baltos klasikinės spalvos. Man kaip BMW atrodo. Aha. Kaip, nu, Šitas kaip Porsche'as. kaip pacaniškai atrodo tas.
Man šitos Williams valties gal sutaupytume? Nu, va šitą va nieko, man šitą jachta atrodo tokia saugesnė. tada kažkaip. Va koks paplūdimys Maltai. Čia nėra paplūdimių beveik visai. Pora va tokių kažkas panašaus ir viskas visoje saloje. Kaip vadinasi jisai? Quaraba Bay. Quaraba Bay. Tai Malta visai ne paplūdimių poilsiui, ar ne? Skirta. Vanduo atrodo skaidrus. Aš bijau šuns. Ar atbėga? Aš nematau koks ten. Gal draugiškas. Turbūt čia apsėjęs pabūna vasarą, ne? Manau, Gaivintis atvažiuoja žmonės. tiek mažai vietos, kad visa sala sutilptų. Baseinuose jie maunusi. Šiaip malonus, čia paplūdimiai toksai net mažmėliukas. Kai arčiau prieini, bangos atrodo smagios, pats tas Papajaus kaimas. Aš tik prisimenu, kad špinatus valgydavo ir tada labai stiprus būdavo. Bet visada pas jos problemų būdavo, ne? Taip, kaip ir visas. Tai ten jo žmona pavogdavo, tai ten dar kažkas būdavo. Tie paukščiukai kaip žvirbliai tokie, aš tik tokius matau. Aš tik tai kažkokius mačiau, negaliu žiūrėti spalvą. Kažkokie tai antram plane kažkur tai maistas. Čia reikia turbūt ramiai atsisėsti ir sėdėti, nelaukti, kol
Kamino sala ir Gozo. Gozo nemaža. O Kamino saloj, man atrodo, yra tik kažkoks viešbutis, mačiau. Gali apsistoti. Aha, turbūt nemažas. Va, radom siuntą išmestą. Sakom, ten turbūt narkotikai bus. Netgi numeriukas yra kažkoks. Malta FAD. Greičiausiai gal tai buvo. Ne? Turbūt. Greičiau ir nevažiavom. Čia 60. Taip negali čia. Kur bus soliukas, gali sustot, kažkur buvo. Aha, kažkur čia, man atrodo, buvo. Bet čia. Ar sustotume čia? Tai jau labai toli nuo krašto gal. Gerai, čia stovėsime, ne? Ar šitas nepasitraukė? Tai dabar žiūrėk, ar aš dar kėdėje. Į savo pusę kiek gali arčiau ir viskas. Taip, gražu čia. Ar pas tave dar yra vietos? Čia yra šiek tiek, bet nedaug. Jau kietai. Saulė šviečia. Didelį buvo.
Idemo, ja ću zbog kilo taman će zemlje biti. Čira! Pa da, Ma to bi se dogovorili, hajde. pa sad ovo što je? Ovo bi se samo da tebe. A, zatvoreno je. E da. Rano jeste. Treba da...